Sveiki atvykę į Violeta Le Art piešimo pamokėlę. Labai džiugu jūs čia matyti. Mums reikės trafareto, akrilinių dažų. Aš parinkau 4 pastelinės spalvas. Taip pat reikia taškavimo įrankių. Aš naudoju savos gamybos medinius taškavimo įrankius. Jie yra įvairių dydžių, skirtingų diametrų, pločio. Taip pat naudosime plonus taškavimo įrankius su apvaliais galiukais. Irgi kiekvienas pagaliukas turi savo spalvą ir yra skirtingų dydžių. Na ką, įkvepiame ir iškvepiame. Pasineriame į procesą. Negalvokite apie nieką. Jums viskas pavyks. Pradedame. Su pieštuku apvesim kiekvieną kontūrą mūsų trafareto. Ir nepamirštame su viena ranka prilaikyti trafaretą tam, kad nenuslystų ir mes prarasime savo linijas. Procesas itin malonus. Jaučiate? Atsipalaiduojame. Klausomės muzikos. Tai meditatyvinis procesas, suteikiantis lengvumo ir džiaugsmo. Stengiamės nepraleisti nei vienos linijos. Tai labai svarbu. Na va, dar truputis. Ir pirma dalis jau bus užbaigta. Dabar pažiūrėsime, kas tai išėjo. Štai koks nuostabus. Taip, nuostabu. Labai gražu. Šiek tiek centre aš apvesiu linijas, paryškinsiu. Tai bus patogiau, kad nenuslystų mūsų ranka. Ir taškai būtų tikslus. Dabar išsirenkame pirmą spalvą, pirmą tašką, centrinį tašką, centruotą tašką. Aš naudosiu rožinę. Turėdama medinį pagaliuką, išmaišau dažus, tam, kad jie būtų lengvesni ir puresni. Šiek tiek pamaišome.
Na va, visai gerai pavyko. Dabar mes paimsime patį storiausią medinį pagaliuką ir pamirkysime jį į dažus, bet nelabai giliai. Šiek tiek turim pajausti, kad visas neapsemtų tik galas. Ir į centrą statome tiesiai, lengvai, nespaudžiant, vos. Štai koks pavyko gražus taškas, centras. Visada mandalas pradedame piešti nuo centro. Sekančią liniją aš piešiu su rožiniu pačiu ploniausiu galiuku ir taip pat naudosime rožinę spalvą. Jeigu jūsų kamštelyje bus likę spalvos, tai labai patogu piešti nuo kamštelio tiesiog. Susirandame pagrindinės linijas. Jų yra 8. Ir prie pat centrinio taško tik neliečiam, o šalia dedam tašką prie pagrindinės linijos. Nebijokite, dėkite drąsiai. Gali būti, kad jums pirmas taškas nepavyks, bet antras tai tikrai pavyks. Atsipalaiduokite, apie nieką negalvokite. Svarbiausia yra procesas. Negalvokite apie tobulus taškus. Tiesiog kurkite. Na va, mes jau sukūrėme, sveikinu, mes jau sukūrėme mūsų pirmąjį ratą. Dar noriu pridurti, kad turėkite šalia keletą popierinių servetėlių tam, kad mes galėtume pavalyti mūsų pagaliukus. Na va, mūsų pirmas ratas sukurtas. Dabar mes dėsime su žaliu galu storiausiu rutuliuku. Tai dabar mes tarp tų mažų mūsų taškelių dėsime didelį tašką šalia. Stenkimės, kad nesiliestų mūsų taškai su šalia esančiais ir su centriniu tašku. Geriau siūlau viską daryti lėtai. Lėtai, nes jeigu mes paskubėsime, mes tikrai galime viską sugadinti. Taigi pasiruoškite meditacijai. Sulėtiname savo tempą ir mėgaujamės. Na va, jau pirmas mūsų ratas užbaigtas. Sekančiam
aš naudoju šviesiai rožinę spalvą. Taip pat su pagaliuku labai gerai išmaišau dažus. Šias linijas mes taškuosim su pačiu mažiausiu mediniu pagaliuku. Vėlgi pasižymime mūsų pagrindinės linijas. Ir taškuojame. Labai patogu, nes trafaretas išskiria visas linijas ir mes matome, kur mums dėti taškus, kur piešti. Kiti mano kolegos naudoja skriestuvus, bet man patogiau su trafaretu. O ypač pradedantiesiems, tai tuo labiau. Jau kai išmoksite piešti, tada galėsite naudoti skriestuvus. Pas mane bus video pamoka su skriestuvu. Na va, šaunu. Koks gražus ratas. Kaip gražiai šita dera spalva rožinė prie ryškiai tamsios rožinės ir šviesi rožinė. Jinai švelni tokia. Dabar imsime rožinį pagaliuką ir imsime didesnį tašką. Naudosime galą su didesniu tašku. Vėl man patogiau nuo kamštelio naudoti dažus, nes ir rankoje patogiau laikyti. Prie mūsų didelio rožinio taško, tam pačiam centre, centruojame prie kiekvieno taško viršui lygiai centre su ties ta linija, kuri eina, dedame tašką. Po vieną tašką iš eilės ir neskubame. Geriau lėčiau viską daryti, bet gražiai ir taisyklingai. Kiekvieną kartą prieš dedant tašką būtina pamirkyti į spalvą. Visada. Tai darome visada, taškuojame, pamirkant nuolatos į spalvą. Ir nuolatos reikia apvalyti, kad mūsų pagaliukai būtų švarūs. Taškai tada bus purūs, lengvi ir gražūs. Dabar paėmiau šviesiai rožinę spalvą ir prie to centrinio taškelio dėsiu šalia aplink tą didelį tašką žemyn taškelius. Va čia jau mums užteks vieną kartą paimti spalvą, pamirkyti ir žemyn nutaškuoti jau nemirkant dažų, nes mums reikalingi vos maži taškeliai. Vadinasi, vieną kartą pamirkome
šalia didelio taško dedame mažą taškelį ir einame žemyn. Ši technika vadinasi gėlytė. Tai yra mandala gėlė. Aš jums pridėsiu prie rinkinio, jūs pamatysite visas schemas su įvairiais būdais, technikomis, bus pavaizduota ir jūs turėsite šalia suflerį, paruoštuką, jūs nepergyvenkite, viskas bus gerai, jums pavyks. Iš pirmo karto atrodo, kad tai yra sunku, taip, bet jeigu jūs viską darysite lėtai ir turėsite viską, ko jums reikia, visą informaciją, jums tikrai bus lengva. Mano kelias buvo tikrai sudėtingas, aš neturėjau nieko, lietuvių kalba nebuvo tais laikais, jokių pamokų ir pagaliukų nebuvo, taigi aš piešiau turbūt naudodama pieštukus, kiek pamenu, pieštukus ir medžių šakeles. Na va, vieną pusę jau pabaigėme, nuvalome. Kitą pusę su plonu galu mes darysime kokią spalvą. Ryškiai rožinę darysime. Ryškiai rožinę. Tai viena mūsų gėlytė bus lapelis šviesiai rožinis, o kitas bus ryškiai rožinis. Ir tą patį darome iš kitos pusės. Pamirkome į dažus, dedame vieną tašką šalia viršutinio taško ir leidžiamės žemyn. Šį dizainą aš sukūriau tiesiog momente. Man labai patinka piešti čia ir dabar. Aš niekada nekuriu, jokių neturiu idėjų, tiesiog va taip viskas vyksta. Vėl pavalome su servetėle. Ir naudosime šviesiai melsvą spalvą. Aš išmaišysiu vėl savo dažus. Na va, dar šiek tiek. Dabar mes naudosime mūsų mažesnį pagaliuką. Tašką dėsime virš mūsų linijos.
tarp dviejų rožinių taškų dedame mūsų didelį tašką. Vėl atsargiai dedame tam, kad nesusiliestų su mūsų taškais apačioje. Vėlgi nepamirštame, kad viską darome lėtai. Neskubėjimas yra labai svarbus mandalos piešimo procese. Jis įžemina, sustabdo laiką ir padeda mums lengviau piešti, lengviau atsipalaiduoti. Na va, kaip gražiai mums pavyko. Jau beveik įpusėjome. Ar patinka jums piešti? Parašykite jūs būtinai man komentare Facebooko puslapį su savo nuotraukomis, kaip jums pavyko, patiko šis procesas. Man labai svarbi jūsų nuomonė. Ačiū jums. Dabar mes su rožiniu storesniu galiuku dėsim taškus virš melsvų didelių taškų tiesiai per centrą. Mūsų mandala jau auga. Mes užauginsime čia nuostabią gėlytę. Su ta pačia rožinė spalva mes prie didelio to taškelio vėl piešime gėlytės žemyn. Vieną kartą pamirkome ir leidžiamės žemyn. Vieną kartą pamirkome ir leidžiamės žemyn šalia didelio melsvo taško. Neskubam, kad neužkabintume šalia esančių taškų, kad neišteptume mūsų paveikslo. Viena pusė užbaigta. Dabar mums reikia kitą pusę užbaigti. Aš naudosiu melsvą. Melsvą spalvą mano gėlytės bus skirtingos. Viena pusė rožinė, kita melsva.
nepamirštame vieną kartą pamirkome ir leidžiamės žemyn. Pastatome tašką. Ir leidžiamės žemyn. Šalia mėlyno didelio taško. Šalia mėlyno apskritimo melsvo mes taškuojame mūsų gėlytę. Va, kaip gražu, dabar nepamirštam nuvalyti mūsų pagaliuko su servetėle, nusausiname, kad būtų švarus. Įrankiai visada turi būti švarūs.